O Džiugo vartuose Marius Paukštė, pirmasis numeris po komandos ataka pirmąją rungtynių minutę, yra proga Bunčikovas baudos aikštelėje, Sobovalės smūgis ir Hegelman savo socialinėje erdvėje skelbėsi, jog tą žemaitišką mešką yra pagavę. Keras Koto pamušo kamuolį, Sobovalė baudos aikštelėje susitvarko su varžovais ir turėjo šansą. Rungtynes iš viso top lygoje žaidžia Sobovalė. Įskaičiuoja, vyks kažką nuveikti patiems, pasižiūrėsime. Perdamas link Kadero, šis kamuolį priima, 3 Džiugo žaidėjai baudos aikštelėje. Ankudinovas ketvirtas, Andrius Kaulinis čia ir kamuolys. Ir Vesli perdamas Dominykui Pašiliui, gavosi perdamas Viliui Armanavičiui, ten buvo Virpstas. Kietaka, Vesli perdamas Dominikas Pašilys, paliko kamuolį ten Armanavičiui, jo gera proga. 23 metų ukrainietis, 23 metais su Panevėžiu tapęs top lygos čempionu, Vilius Armanavičius. Dabar jo smūgis ir įvartis, guldo kamuolį kampe. Vilius Armanavičius ir Hegelman komanda veržėsi į priekį. Pasimėgaukime Viliaus emocijomis ir jo įvarčio šventimu, smūgis ir jeigu prieš tai Vilius pataikė į Virpstą, dabar pataiko taip puikiai, o kol Hegelman džiaugiasi įvarčio, Artiomas Šedras keičia Dominiką Pašilį, dar kartelį Armanavičius pergalės atveju galėtų susilyginti pagal taškus su Telšių komanda. Bet kaip ir minėjau, ir Sūduva šalia, ir Vilniaus Žalgiris, ir ta pati Banga. Sobovalė ir 1-1 Keras Koto ten taip paleido kamuolį į orą, Ronaldas Sobovalė priima tą kamuolį ir atrodo viskas kartelį. Pasižiūrėkime epizodą. Keras Koto čia labai nevykęs kamuolio lietimas, bet nevykęs iš pirmo žvilgsnio, po to viskas gavosi labai sėkmingai. Nukrenta kamuolys Sobovalei ir muša kamuolį. Tas kamuolys vėl baudos aikštelėje, Vesli ir Marius Paukštė perdamai. Jo perdamos ir dabar Omguet smūgis. 86 minutė, Sobovalė ir kamuolys neatsidūrė. Perdamas dešinę koją ir Žovams tik 1 minutę. Taip ir yra. Robertas Valikonis fiksuoja rungtynių pabaigą.